Mėly draugai, artėjant gražiausiams metų šventėms, mes jums dovanojame paskutinį šių metų Back to School epizodą. Neišsigąskite, prisiminimais iš mokyklos laikų spės pasidalinti visi žalgiriečiai. Bet tai jau vyks kitais metais. Labas, Renaldai. Ar pasiruošęs grįžti trumpam mokyklos laikus? Bet kada. Buvai pavyzdingas mokinys? Aš manau, kad buvau pavyzdingas. Turbūt mokytojai labiau galėtų atsakyti šitą klausimą, bet mano akimis buvau pavyzdingas, bent jau tiek, kiek leido galimybės. Ir kaip sekėsi mokslai? Gerai sekės mokslai, labai gerai. Kaip kad didelę dalį mano gyvenimo atimdavo sportas, tai aš manau, kad visai patenkinamai. 10 baliai sistemoje, jeigu taip įsivertinti, tai apie 9 gal. Tai labai gerai, labai gerai. Ta prasme, buvo kur tobulėti, bet užteko ir 9. Kokia buvo mėgstamiausia pamoka, neskaitant kūno kultūros, aišku, nes čia visiems mano mėgstamiausia? Muzika. Muzika? Ir kaip, sekantis klausimas, kaip tik ir buvo apie muziką. Kaip sekėsi muzikos pamokas? Ar teko dainuoti prieš visą klasę? Yra tekę, aišku, yra tekę dainuoti ir, kaip pasakyti, nežinau, kaip sekdavos, atrodydavo, kad gerai, bet ką žinau. Mūsų klasės auklėtoja buvo muzikos mokytoja, tai ir muzikos pamokos būdavo tokias, kaip pasakyti, ganėtinai tokio laisvo pobūdžio, stengdavosi išnaudoti laiką, ta prasme, geram laikui praleisti pamokoje ir būdavo ir dainų ir aišku, tik tai jau kai labai sunervuodavom, tai auklėtoja, tai tada tekdavo ir diktantą parašyti ten iš natų, iš muzikinio rašto, taip kad, bet buvo visko. O ar buvo toks reikalas kaip pirmasis dvejetas? Pirmasis dvejetas? Ne, prisimenu, pirmojo dvejeto gal nepasakyčiau, neprisiminčiau tiksliai kaip ir kur, bet prisimenu čia seniau tose pradinėse klasėse būdavo net, nežinau, mano laikais būdavo geriausias pažymys, tai būdavo saulutė, žodžiu, ten iki 3 gal klasės, aš nežinau, iki 9. Tai po to ten būdavo dvejetas, aš atsimenu, atstodavo, būdavo gulbė, man atrodo, tai, žodžiu, tą gulbę prisimenu. Buvo. Ar teko nustrašinėti per kontrolinius darbus? Ar jiems pats stropiai ruoždavaisi? Ne, visada stropiai ruoždavasi. Juokauju, aišku, yra tekę. Jeigu jau kalbėti atvirai, tai tekę ir ne kartą. Bet nesakysiu, kurioje pamokoje. Tikrai ne muzika. Tikrai ne muzika. O gal kartais tekdavo namų darbus nuo klasės draugų nusirašinėti? Namų darbus? Palikime šitą paslaptį. Gerai, paliekam. Ar esi prikrėtęs mokykloje šunybę? Pasakyčiau taip, iš vis mano klasė, kurioje mokiausi, aišku, jų buvo ne viena, per tą 12 metų laikotarpį buvau pakeitęs ne vieną klasę, bet taip jau man pasisekė, kad tikrai visose klasėse, kuriuose buvau, tai buvo vykusios klasės ir tokios ganėtinai šmaikščios ir gerai besimokančios tuo pačiu, tai visko būdavo ir išdaigų ir išėjimų iš pamokų, ta prasme, buvo visko, bet, sakau, kai grįžti dabar laiku atgal, tai buvo smagių momentų. O buvai už tą šunybės nubaustas kaip nors? Na, aišku, už šunybės visada būdavai nubaustas. Jau pažymiai prastesni
atsiskaitinėjant ir padarant ten mini klaidą būdavo vertinama, žinot, kaip didelė klaidų visuma. Tai jau negalėdavai daryti klaidų ir jeigu jau neateidavai į kažkurią pamoką, reikėdavo pasiruošti kitos pamokos atsakinėjimui 100%. Bet tai, kaip pasakyti, tai tik tai grūdino turbūt ir žinodavai, ko tikėtis, jeigu nusižengdavai. Aš nesakau, kad nusiženginėdavom labai dažnai, bet kartais būdavo. Apie pabėgimus iš pamokų dabar. Drogas mokymas teigia, jog nebėgdavo iš pamokų, bet pasirašydavo raštelį pats. Nebėgdavo? Odontologą ir grįždavo namo žiūrėti NBA rungtynių. Tai dar blogiau, jeigu pats pasirašydavo, pats save pakišdavo savo raštu. Ne, aš ta prasme raštelių nerašydavom. Jeigu jau bėgdavom, tai dažniausiai bėgdavom turbūt beveik visą klasę, nebent ten patys pažangiausi mokiniai, ta prasme, atsisakydavo arba iki jų informacija nedaeidavo, kad, tarkime, koks krepšinio varžybos ir eidame visi pažiūrėti, ar ten dar kažkas tai. Bet ir turbūt suprantate kodėl, nes kai didelė visuma pabėga, tada, kaip sakoma, ir tas įvertinimas to nusižengimo yra šiek tiek mažesnis, kaip pasakyti, ir tikimybė, kad tave pakvies kitą pamoką iš didelės daugumos yra mažesnė, nei, tarkime, tu pabėgtum vienas arba dviese. Tai, ja. Na ir pabaigai, svarbiausias dalykas, kurį išmokai mokykloje? Svarbiausias dalykas, kurį išmokau, tai gerbti mokytojus, gerbti mokslą ir prisiminti, kad mokykla yra vienas svarbiausių, gal net svarbiausias dalykas tavo kaip jauno žmogaus gyvenime. Mokinkitės, aišku. Tikėkimės, Renaldas atsakė visus jūsų klausimus. Na, jums linksmų švenčių linki Martina ir Back to School.